Paskutinio trečiojo dešimtuko uždaviniai. Pirmasis uždavinys, jie visi ten su vaikais, su jaunuoliais, su studentais, su dar kažko, tokio realiojo pusiau pobūdžio. Tas 21 uždavinys, kur sukasi žemė ir ten aplink žemę ties Karijotiškiam kažkas ten išskrenda aplink žemę, kaip pasakyta. Šiaip ką ten reikia susigaudyti iš to brėžinio ir ką turėjo padaryti tas, kuris įsprendė tą uždavinį, tai kažką panašaus pasibraižyti. Čia aš padariau žemės skerspjūvį, žinoma laikiau, kad žemė yra rutulys, nors taip nėra. Pasidariau žemės skerspjūvį, čia yra žemės centras, čia yra apskritimas, atstumas žemės spindulys čia yra, čia čia yra tos Karijotiškės, ar Kupiškės, ar kas ten, ar Kuršėnai, ar Kalnėnai. Ir va čia šitas atstumiukas iki žemės ašies, iki skersmens šito, kuris eina. Na ir dabar tas kampas, kuris duotas sąlygoje, tai yra tas atstumas 6380 km, va šita atkarpėlė su šita atkarpėlė sudaro 56 laipsnių kampą. Akivaizdu, kad kadangi čia yra lygiai gretu, tai ir čia 56 laipsnių. Sąlygoje pasakyta, kad mes turime imti vietoj pi 3,14 ir kosinus 56 laikyti 0,6. Mums reikia apskaičiuoti, kokį atstumą nuskris vaikinukas, skrisdamas tą lygiai gretę. Tai yra, jisai nubrėš, iš tikrųjų jis nuskris tokį apskritimą. Va čia tas apskritimas, apskritimo ilgį mums reikia apskaičiuotas visiškai irgi akivaizdu, kas darė tą uždavinį. Čia problemų nesudarė tas momentas. Apskritimo ilgį skaičiuojant formulę 2πr. C. Mums reikia apskaičiuoti 21 punktą, C lygu 2πr, ir skaičiuojam. Pirmas dalykas 2, tai 2, pi tai šitas, dabar kaip rasime tą R. Kaip randame tą R, visiškai lengva, R lygu, čia kadangi statusis trikampis, tai R lygu, stačiojo trikampio statinis lygus kam. Įžambinį iš kosinus kampo prie to statinio 6380, tą ką aš čia ir užrašiau, padaugant iš kosinus 56, tai yra 0,6. Atsakymą duoda šių skaičiukų sandauga ir atsakymas yra 24039,84 km, visai nebloga skraidyklė ir visai neblogas tas Karijotiškių jaunuolis, kuris šitiek nuskrido, toks vertas Gineso rekordo, bet mes lietuviai, tai mes čia daug ką galim, ne tik sąlygas įdomiai pateikti, bet ir atsakymus įdomius gauti. Nesunku šiaip uždavinys, bet pagrindas yra žinoma šitas brėžinys. Kas iki jo nusikasėt, tas padarė. Kitas punktas klausia, per kiek laiko jaunuolis nuskris iki kažkokio tai Amsterdamo ar kažko, jeigu tai, kiek jis nuskrido, susidarys 780 visos kelionės ilgio. Tai yra, jeigu jis iš viso nuskris tiek, tai iki to iš A raidės miestelio jisai nuskris tiek. Kokiu greičiu jisai skris? 90 km/val greičiu. Per kiek laiko nuskris? Per atstumą dalyjam iš skridimo greičio. Taip sakant, vienintelis, ko čia mums reikia, S lygu VT. Ir iš čia seka, kad ieškomasis T lygu S iš V. Nuskris tiek, tokiu greičiu. Atsakymas, šį skaitelį dalinam iš 90. Šį skaitelį. Ne šį, bet šį skaitelį. Šio skaitelio, pirmo atsakymo skaitelio 780 dalijam iš 90. Ir tai bus daugiau kaip 10 valandų, 10,3 ten su kapeikom. Aš neskaičiavau, prašė atsakymo valandų tikslumu, tai per 10 valandų tas vaikinukas ir nuskris. Įdomu būtų, per kiek nuskris tą visą ten, ar tai realu, ne?